Labą dieną, aš esu Liena, viena iš Voga įkūrėjų ir dabartinė vadovė. Mes esame įmonė, kuri gamina Vilniuje natūralią kosmetiką, kuri yra šviežia, rankų darbo. Mums jau yra 5 metai, mes turim 6 parduotuvės visoje Lietuvoje ir taip pat stendus didžiausiose Rimi parduotuvėse. Mes esame prieš testavimą kosmetinių ingredientų ir kosmetinių galutinių produktų su gyvūnais. Bet to tai yra uždrausta Europos Sąjungoje ir netgi savo kosmetikai mes nenaudojam jokios gyvulinės kilmės produktų išskyrus bičių vašką ir medų, kurie nekenkia gyvūnams. Mūsų kosmetika nėra paženklinta, kad nėra testuota su gyvūnais, kadangi, kaip sakau, tai jau yra natūralu, kad jinai nėra. Bet mes ženklinam kelius produktus, kurie yra tinkami veganams. Tai yra, kurie ne tik nėra testuojami su gyvūnais, bet neturi jokių gyvulinės kilmės ingredientų. Kaip natūralios kosmetikos gamintojai ir vartotojai mes visada žiūrim, aš asmeniškai žiūriu, ar kosmetika yra iš natūralių ingredientų, nėra testuojama ant gyvūnų. Netgi yra, pavyzdžiui, lūpų balzamai, kurie yra pagaminti raudonos spalvos ryškios. Tai tikriausiai, kad jie yra pagaminti, jeigu jie yra natūralūs, naudojant karmino vabzdžius, tai tokio lūpdažio aš nenaudoju, nes aš esu prieš tai, kad tos vabzdžius traiško ir sumala jos į raudoną spalvą. Testuojame tiesiog in vitro testai, kurie naudoja kažkokius išorinius parametrus ir nebūtina naudoti gyvūną. Ir plus galutinį produktą galima testuoti tiesiog ant savanorių žmonių grupės, kas yra žymiai humaniškiau, nes žmonės patys tą nori daryti ir taip mes ir darom. Aš manau, natūralioje kosmetikoje gyvūnų bandymai nėra naudojami, kadangi yra naudojami dauguma valgomų ingredientų kaip pas mus kosmetikoje. Bet įsivaizduoju, kad medicinoje kai kurios preparatus vis dar testuoja ant gyvūnų dėl to, kad stengiasi įvertinti jų toksikologiją ir bandymas ant žmonių būtų per pavojingas. Aš išaugau su šunim, bet dabar mano vyras yra alergiškas gyvūnams, tai mes neturim, bet mano mama turi šunį, katę, o mano partneriai Voga kita įkūrėja turi šunį dabar vieną, bet prieš dar metus turėjo 2 šunis ir 2 katės. Ir putpelių, ir avių, ir vištų. Mylėkit gyvūnus, auginkit žvėriukus ir naudokit natūralią kosmetiką.